Čia va nusilaudžiau žydinčios liepos šakelę, kvepia labai skaniai liepomis. Nu, medus tai čia stovi, iš tikrųjų tai ne liepų, čia birželio pradžios medus. Tai čia va iš kitų augalų surinktas. Tas, kur pavasarį buvo medus, jis labai greitai sukietėjo. O šitas va jau birželio, kur medus, jis stovi gana ilgai, tai čia iš kitokių kažkokių augalų surinktas. Jis taip neketėja taip greitai. Labas visiems. Atvažiavau į savo sodybą. Galvoju pasižiūrėsiu, kaip čia bitutės dirba, nes liepa visgi, liepos žydi, tai reiškia, neužilgo imsim liepų medų jau. Nu ir sodyboje iš tikrųjų pas mane yra keletą tokių šimtamečių liepų. Tai vat nuėjau pažiūrėti, kaip ten atrodo. Prieėjus, pamačiau, kad liepos dūzgia kaip reikiant. Tai reiškia, pilnos liepos bitučių yra ir tempia medų. Nu ir tada pažiūrėsim neužilgo už kokių porą savaičių, ką jūs ten gero prinešė. Nu ką, žodžiu, einam pažiūrėti, kaip atrodo tos mano didelės liepos šimtametės. Šį vakarą kažkaip keista, nors atrodo tylu ramu, bet bitės labai piktos, net einant šalia pro šalį jos kimba. Kartais net iš viso prieini prie avelio, gali iš viso šalia avelio stovėti visą dieną nieko, o šiandien net iš toli kažko atrodo. Dažniausiai būna piktos, kai oras toks nelabai koks, o šiandien ir oras geras, bet tai turbūt jų charakterį netaip lengva perprasti. Tai va, kažkur čia netoli liepos jau. Nu va, eisim per šitą, va, čia toks miškelį pasidarėm nedidelį, išretinom, va, o čia už to išdžiūsio upelio bus tokios labai didelės liepos. Čia kiek jų kažkiek kokios, man atrodo, 4 jos yra. Va šičia pilna, tik truputį sunkiau po jų prieiti, va toks. Aš nežinau, gal per telefoną nelabai girdisi, bet va čia tyliai stovint, taip girdis toks dusgesys. Čia yra, toj pusėje yra dar ir ten už tų medžių, čia iš tikrųjų reikėtų į tą mišką įeit, kad daugiau pažiūrėti. Šiaip tai labai įdomu, čia labai iš tikrųjų toks miškas, labai tankus. Nėra taip lengva įsibrauti jį. Norėjau pažiūrėti, ar yra gal mažų kokių liepaičių. Na, o šito, kur beržinėlio mūsų, kaip tik vat stovi aviliukai. Vieni stovi šitoj pusėj, o kiti anoj pusėj. Nu ir dabar, kiek suprantu, labiausiai jos darbuojasi po šitas liepaitės. Nu ir kaip pereitą savaitę šnekėjau, čia į vieną avilį įdėjau naują motinėlę. Tai vat kaip viena moteris išreiškia su raudonu švarkeliu. Liktai dieną žiūriu, bitutės normaliai dirba iš to avilėlio. Pažiūrėsim, kaip ten apsigyvena jos. Nu ką, netiek daug liko jau. Kokią porą savaičių palauksim trejetą ir imsim liepų medų. Nu, labą dieną visiems. Va, išėmė medų ką tik. Medus labai saldus. Bitės nebuvo piktos, bet medus saldus. Žodžiu, krausim į bagažinę ir važiuojam iš karto į turgų. Nežinau, liks, neliks. Va, jau pirmi pirkėjai pasirodė. Žodžiu, kas norėsit medaus, sakykit, labai saldus. Labą dieną visiems. Nu, žodžiu, šiandien 3 kartą šiais metais ėmė medų. Nu, vat, čia pagal mūsų bityną gan nemažai iš tikrųjų išėjo va tiek. Medus labai saldus, piktas bitės nebuvo šiandien, tokios geros buvo. Iš tikrųjų šiandien labai karšta, vat, kai žinot, virš 30 laipsnių buvo, bet labai nepiktos bitės. Žodžiu, kraunam į bagažinę ir važiuojam į turgų. Ačiū visiems.